Sveiki klausytojai, laida apie bundę grįžta. Mano vardas Titas, su manim Justas. Sveikas Justai. Labas tėtai, sveiki klausytojai. Ar pats be prisimeni, kada paskutinį kartą buvom susėdę kalbėti šioje laidoje? Sezono gale praeitam. Kažkur ten, tai birželis gegužė, ar ne, bus Tiksliai. jau senokai, tai tikiuosi, kad bent kažkiek pasilgote, laukėte ir nesat pikti, jog buvo ilgas laiko tarpas, kuomet nesusėdom pakalbėti. Taip jau sutapo, aš sezono pradžioje visiškai neturėjau tam galimybių. Visokiausių turėjau įvykių gyvenime ir naujų darbų. O taip prisėst kalbėti, kai nesi nieko matęs, tai nelabai ir gerai būtų. Tai vat. O dabar po rugsėjo labai įtempto spalio, tai po biški prisigyniau Bundeslygoje, pasižiūrėjau rungtynių daugiau ir dabar jau kažką bus galima iškontempliuoti iš mano pusės. O kaip tau sekėsi? Panašiai, žinok, irgi, sakyčiau, truputį tikrai pakrito Bundeslygos žiūrimumas, toks dažnumas, Bayern, aišku, visada žiūri, bet labiau nukenčia tos kitos komandos. Ten vis tiek būna smagu pasijungti kokį, o dabar ypač Leverkuseną, Stuttgartą pasižiūrėti. Bet aš tai turiu paaiškinimą, čia man Tuchelis atmušė džiaugsmą žiūrėti Bayerną, tai dėl to mažiau ir žiūrėjau. Turėsim pirmą diskusiją, ne? Nu, ne, Tai vat, gerai, prisipažink, tada esi Tuchel team ar esi team Tuchel out? Man atrodo, Tuchel out užsienio žiniasklaidai vadinamas Tuchelibanas maždaug, nežaidimas maždaug kaip Talibano ten režime panašiai, bet aš esu Tuchelin, aš palaikau dar Tuchelį šiuo metu. Aš bandau prisiminti, ar tu esi buvęs prieš kokį nors trenerį, taip pat jau nusistatęs, kad irgi, sakytum, reikia jo lauk. Kovačius? Buvai prieš? Nu, ne iš pradžių, bet galėtai jo ir Ancelotis. O dėl ko? Dėl to, kad su žaidėjais buvo susipykę iš tos pusės labiau? Jo. O kuo man Ancelotis nebetiko? Tai tas pats. Tas pats, ne? Nu, bet Anceločio atveju ten nebuvo truputį priešingas variantas gal negu Kovačiaus, nes Ancelotis kaip tik ten treniruotės per silpnos, per laisvos, o Kovačio atveju buvo kaip tik griežtumo per daug, ar ne? Nu, taip, bet ir, šiaip juokinga pagalvos, kad, iš esmės, šiaip Kovačius laimėjo dublį, ko aš dabar pagalvojau, senokai jau neturim, internetas pakalis toks išskristantis, bet tikrai, žaidėjai pratempė, treneris ne, tai... Matai, šiaip Kovačiui apskritai taurė labai sėkmingas turnyras, jis ir su Eintrachtui gerai pasirodydavo joje. O štai mums po to laiko nelabai tai taurėje iki šiol ir šiaip labai nemažai klausimų buvo apie Tuchelį būtent ar in ar out irgi, tai jau mūsų pozicijos kaip ir aiškios, tik tai reiktų gal pasiaiškinti, kodėl mes tokias pozicijas turime, tai gal tu pasakyk savo argumentus, kodėl tau patinka Tuchelis. Kodėl man patinka Tuchelis? Aš palaikau vieną mūsų irgi žinomo fanų klubo nario nuomonę, kad rezultatai labai yra svarbu ir, ką žinau, turi vieną geriausių šiaip Bundeslygos startų Bayerno istorijoje, šiaip Bundeslygos istorijoje Tuchelis šį sezoną. Jeigu neklystu, dabar šita antra vieta yra po šitiek turų, man rodos, daugiausiai turinti taškų vos ne per istoriją. Kaip antra vieta. Taip. Ir apskritai, tarsme, aš sakau, kad jo ten net gal žaidimas ne visada būna patraukliausias, bet tikrai bent kiekviena žaidimui būna bent gyvybės atkarpų ir matau kažkokį potencialą šitoje komandai. Ir aš netgi žiūrėsiu, labiau vertinsiu, kai baigsis sezonas visas šitas, nes man dabar nereikia, kad Bayernas žaistų ten aukščiausiai lygų dabar, nes koks skirtumas čia ta grupė Čempionų lygos išdaužyta, ar pirmą turą ten, pirmą pusę Bundeslygos, visas esmė pagauti piką ant pavasario. Tai vat pažiūrės, jeigu iki pavasario pagaus komandą piką, pagerins žaidimą, nes aš neneigiu, kad komanda tikrai turi trūkumų ir problemų. Tiesiog aš matau, kad yra daug potencialo šiame, kaip ne tik, kad komplektacija tai čia ne Tuchelio dalykas, bet apskritai kaip susižais žaidėjai panašiai. Panašu, kad net žaidėjai neturi kažkokių per daug
pykčių ar trūkumų su pačiu Tucheliu, tada aš tikriausiai čia yra vienintelis Bayerno treneris, kuris sėkmingai Müllerį yra pasadinęs, be mažesnių dramų. Bet čia gal labiau nuo pačio Müllerio priklauso. Nu gal tas irgi, kad jau kita nusiteikimas karjeros, dabar. Taip. jau ta kryptis. Nu, ką ten daugiau čia nelabai, ką žinai, galiu pasakyti. Nu, aš galiu dar ką pasakyti, apskritai situacijos, ten, kur žmonės gal kartais kaltina dėl sudėties, nu, bet nelabai kartais ir būna, kad ten rinktis, ten pas Bayern tiek yra iškritę žaidėjų ir truputį, sakyčiau, buvo su transferais kienoje vietoje truputį trūkumas, kad labai išparduota ta galinė linija saugai, o pakeitimų kai kurių nelabai yra ir ten tada turi žaisti su tais jaunimais, taip toliau, ne iš gero gyvenimo kartais žaidžiama yra. Ir aš tikrai nepykstu už tai, kad jis Pokalyje parotavo, nes, nu, aš manau, kad prieš tą komandą, nu, Pokalyje reikėjo rotuoti, ten, kai žaidė Sarbriukeną. Nu, ir tiesiog taip jau atsitinko. Nu, abu kartus krito per paskutinės minutės, kažkas įvyko. Nu, tai toks irgi. Gerai. O toliau tai nelabai dabar kažką taip greit pasakysiu, bet čia mano tokie pagrindiniai taškai, kad, nu, aš matau, kad gali šitą komandą gerai žaisti, tarsi labiausiai matau, kad šitą komandą netgi skandina tokios individualios klaidos dažniausiai, ir tai va, Pokaly buvo individualios klaidos, praeitis metais, jeigu Čempionų lygą prisimintų, irgi labai tokios skausmingos buvo. Nelabai matau tokių grinai sisteminių klaidų. Tai va, o kaip tu? Nu, bet, sakykime, būna rungtynių, kuomet tie keitimai rungtynių metu tokie įdomesni arba jų pakankamai mažai. Aš suprantu, kad kartais tai yra dėl to, nes suoliukas yra trumpas dėl traumų ir panašiai, bet būna atveju, kuomet taip nėra. Ir vis tiek tada pasirenkama per mažai, atrodo kartais rotuoti, bent jau mano požiūriu. Ir tada man įdomu, kur tu tą tie potencialą matai, nes aš kaip tik priešingai labai bijau kažkokio stipresnio varžovo Čempionų lygos atkrintamosiose, nes, na, ta komanda tokia, aš dar nesuprantu iki galo, kokį žaidimą jie žaidžia, nes man atrodo, kad taip, dabar pažiūrėjau, praeitais metais po 12 turų Bayernas turėjo 25 taškus, dabar po 12 turų turi 32, tai akivaizdžiai sezono pradžia yra geresnė negu pernai prie Nagelsmano. Čia pagal skaičiukus žiūrint, bet berods jau beveik pamiršau mintį, už kurias norėjau skabinti, kad nėra to kažkokio braižo ir labai daug, man atrodo, problemų užmaskuoja tiesiog vienas žmogus, kurio vardas ir pavardė yra Haris Keinas, nes jis labai daug įvarčių muša ir nemažai rungtynių būtent jo įvarčiai buvo pergalingi, vieninteliai įvarčiai. Ir pernai mes neturėjom to polėjo, Sadio Mane buvo visiškai nepasteisinęs pirkinys ir kaip polėjas. Tai jeigu nebūtų to Harry Keino klausimas, ar mes čia kalbėtumėm apie tuos didelį kiekį taškų ir gerus, bent jau šiuo metu rezultatus, kurie man dar irgi, na, jeigu tu teisingai pasakei, kad dabar nėra labai svarbu, tai čia visiška tiesa. Pamatysim, kokią vietą užims sezono pabaigoje Bundeslygoje ir pamatysim, kada ir kur iškris, jeigu iškris Čempionų lygoje. Tada bus viskas aišku. Ar ten, jeigu būsi pralaimėjęs grupiai, ar ten Dortmundui, ar dar kažkam prieš tai, bet po to laimėsi titulą, tai taps nesvarbus tie pralaimėjimai, aišku čia. Tai va, bet man atrodo, kad be Harry Keino, ojojoj, kaip būtų čia blogai. Ir čia tų keli gelbėtojai. Čia bet kuriam treneriui, tarsi, čia tiesiog Bayernui buvo skylė, net ir Nagelsmanas ir vienas prieš kurį ir vargo, ir tas pats Tuchelis kurį vargo praeitą sezoną, tai tiesiog nebuvo polėjai. Bet jau vieną turnyrą pralaimėjom ir pralaimėjom prieš, be jokių klausimų, prieš žymiai silpnesnį varžovą. Nu, čia jau tradicija, žinai, čia... Tai va, vienas turnyras pralaimėtas, antrame yra pralaimima kol kas. Žiūrėk, yra trys treneriai. Flikas, Nagelsmanas, Tuchelis, jie visi Pokalyje pralaimėjo ankstyvose fazėse, tai aš nežinau, čia trenerio problema ar jau klubo problema. Nu, čia visi treneriai labai visų gerai vertinami ir fanai, manau, nebent su Tucheliu gal, ne, tai plius minus, bet nu vis tiek, manau, kad visi bent gerai tikrai atsimena ir Fliką, ir Nagelsmaną. Nu buvo Flikas nuo antros lygos, ar ne, berods komandas gavo. Nuo Kylio Holšteino. Jo, Nagelsmanas nuo Gladbacho atsirovė, ar ne? 5-0. 5-0, nu ten gėdingai. Tai gerai, bet vis tiek faktas lieka faktų, rezultatas, ar ne, nu nėra vienam turnyre. Čia antra vieta, aišku, užims pirmą vietą ir pamiršim, kaip sakiau, bet šiuo metu yra antra vieta. Nu, šiaip jeigu ne
Pugas Münchenė galėjo būti ir pirma, tikėtina. Galėjo. Jeigu įveiksim Unioną, kuris nesugeba šiemet laimėti, tai čia klausimas, kažkada ta bloga jų serija irgi gali pasibaigti. Tai va, mano tokie nusistatymai prieš Tuchelį ir nežinau, aš nesuprantu, kokį žaidimą žaidžia komanda. Ir kitas dalykas, tu sakai, rezultatai aukščiau negu žaidimas, bet Bayerne, pavyzdžiui, man labai svarbu yra ir žaidimo stilius, kaip yra žaidžiamas. Daug metų mes buvome įpratę matyti tą Bayerną tokį. Kartais gali jie nekontroliuoti kamolį, bet jie labai greitai išeina, tada ne tai, kad kontratakom, bet sugeba momentą pagauti ir tada uraganinių puolimų užspaudžia priešą, sumuša ir tada gali turėti toliau tą kamolį, jeigu jums ten reikia kokiai Barsai ar kam. Tai ir dabar tai būna, tik tai ta atkarpa gali būti vėlesniai fazai žaidimo. Dabar, man atrodo, dabar toks ir yra vos net daugiau tokių kontratakų, greitų perėjimų. Bet praleidžiama daugiau, nebėra užtikrintumo, prieš United praleista nemažai įvarčių, čia ir prieš Galatasarajų praleidžiama, ir Kopenhageno nesugebama įveikti. Žinai, ne vienas Bayernas su Kopenhagenu ir Galatasarajum vargsta tai grupiai. Ne, tai United aš nelaikau topinių klubų šiai dienai jau daug metų. Rezultatai, manau, kalba pas juos už juos pačius. Tai vat, nežinau. Matai, dėl ko potencial, man tarkim Zane, tai atrodo geriausias, kiek jis yra buvęs Bayerne. Tikrai daug geriau. Aišku, čia prisideda ir Keino atėjimas, kad jis daug įžaidinėja tą kamuolį. Musiala yra kiek patobulėjęs. Mülleris nuo suolo yra čytas, tiesiog. Jisai, kai ten ateina, jis ten nusistumia, jis ten viską mato, dalina, presinguoja. Jis dar antras treneris, nes jis pastoja Tucheliui ten patarinėja kažką. Telis vėl patobulėjęs. Šitą ir matau ten, gerai, ten komanda su Gnabry, gal vidutiniai, ten, nežinau. Kimichas atrodo nelabai įspūdingai žaidžia, bet pažiūrėjau statistiką, tai jis yra geriausias saugas, maždaug pagal kamuolio progresavimą ir pasus į priekį, tai Europai. Nors, taip žiūrint, jie atrodo nieko įspūdingo aikštėje. Tai galvoju, iš kur susirenka. Gynyba visada yra problematiška, aišku, mūsų sritis. Gal dabar kamuolį nebe taip užtikrinti irgi yra kontroliuojama, būna tokių fazų jo. Tai va. Dar žinai, aišku, viskas čia gali pasikeisti. Aš noriu duoti Tucheliui bent 1 metus pilnai. Tai aš pernai buvau ypatingai nepatenkintas, bet supratau, kad, jis čia ne jo iš esmės kaltė, jis atėjo tokioje situacijoje, ko nei vienam treneriui nepavydėtum. Ir buvo sudėtinga, bet rezultatai buvo labai labai blogi su juo pabaigoje sezono. Ir iš esmės tai aš net nelaikau, kad jisai laimėjo tą Bundeslygą. Ten tiesiog Dortmundas pralaimėjo. Nes jisai nepadarė nieko praktiškai, kad tas Bayernas laimėtų. Jis kaip tik rezultatai buvo tokie, kad tik pralaimėjo, galim dėkoti. Bet čia jau praeiti metai palikim. Bet žmonės klausdami kalba apie tai, kad čia gal Nagelsmanas, gal Flikas, kaip tu į tos tokius, ar Alonso, naujas toks labai ryškiai spindintis treneris dabar Bundeslygoje ir šiaip pasaulyje. Tai ką tu galvotum apie... Fliką ar Nagelsmaną grąžinti Bayerną? Ne, tu nekeistum, bet pavyzdžiui, idealiom sąlygom imtum kurį nors kitą iš tų minėtų trenerių vietoj Tuchelio ar ne? Šiuo metu tai dar ne. O po sezono? Irgi ne. Ne? Ne, tarkim, aš Fliką tai tikrai jau nebeimčiau. Tarsi, aš žinau, kad labai buvo geriausias sezonas, bet, jisai pats išėjo. Jeigu jam čia netinka darbo sąlygos, aš abejoju, kažkas pasikeitė. Struktūra visa ta pati, tie patys vadovai. Sako, nebeliko Hasano, nebeliko Kano, su Hasanu jisai pykos visai, buvo nesutarimų. Ten klausimas, bet aš manau, kad, žinai, čia yra veidrodis vis tiek visko, kas yra aukščiau, ten vis tiek Ulis, Ruminigė sėdi, ir Heineris, ir visi kiti, ten ta taryba, vis tiek nepasikeitė Bayernas kaip operuoja, ten jam tikrai neduos ten visų žaidėjų, kokių jis ten nori. Tuo labiau, kad vienas žmogus, jeigu pasirenka palikti Bayerną dėl Vokietijos rinktinės, man atrodo, čia jau yra truputį man nelogiškas sprendimas, tai tiesiog, aš vien dėl šitos pusės. Nagelsmaną kažkada ateityje tikrai palaikyčiau grįžimą, vien dėl to, kad manau, kad nesąžiningai jis buvo atleistas. Ir tikrai nesupykčiau, jeigu jis grįžtų. Alonso aš tai dar norėčiau, kad jis daugiau metų pabūtų Leverkusen. Aš labai kažkaip liūdėčiau, jis išeitų po šio sezono ar į Bayerną, ar į Realą. Kažkaip atrodo... Bet čia, žinai, irgi
Tuchelį paėmė, nes buvo laisvas ir bijojo, kad kažkas paims, tai kad nebūtų Alonso irgi, žinai, nepasiimsi, tai pasiims Realas ar Liverpoolis, ne, nu, Liverpoolis, nebent Klopas pats pasitrauktų, bet... Nu, yra Tai- tokia rizika, aišku, bet, nu, Ir aišku, čia toks, nu, pirmas pilnas irgi normalus jo sezonas, tai dar dabar spindi, bet reikia, aišku, stabilumo daugiau, patirties. nu, ką tu imtum iš jų. Man tai Alonso labiausiai. Šiaip aš Nagelsmanas man irgi labai patinka, bet aš nemanau, kad dabar, vat, plus treniruoja Vokietijos rinktinę, tai nelabai įmanomas tas yra perėjimas toks, bet ateityje aš irgi matyčiau, nes aš visą laiką su Nagelsmanu tokį pavyzdį bandau pritaikyti, gal stipriai į ateitį, bet vis tiek, kad Jūpui tai buvo, juk Jūpas 3 ar kiek kartus treniravo Bayerną, 4 gal su to paskutiniu skaičiuojant. Ir pirmus kartus irgi ten nelabai tų rezultatų gerų buvo, išėjo, po to grįžo stipresnis, labiau patyręs ir viskas buvo labai puiku. O Nagelsman aš matau vis tiek kaip vieną geriausių vokiečių trenerių, vieną įdomiausių, tokių inovatyviausių, tai visai matysiu kažkada. Fliuko tai nenoriu ir tavo argumentai irgi sako, kad net nėra tai įmanoma turbūt, bent jau kuris laikas dar. O Alonso būtų visai įdomu ir man šiaip įdomu labai bus, kaip Bayeriui seksis, ar pavyks tą lygį išlaikyti iki galo, nes ten jie turi gerą sudėtį stiprią, bet aš matau keletą žaidėjų, kurie jeigu iškristų, Bayeris galėtų ir sugriūti. Ir, nu, gal nesugriūti, bet vat, įdomu būtų pamatyti, kaip tvarkytųsi tą situaciją. Nu, pavyzdžiui, Granitas Čaka. Tai Europos lygoje taip ir tvarkosi. Aš čia, kaip suprantu, tu kalbėjai apie jų wingbackus abu. Tai... Ir Granitas Čaka labai svarbus, man atrodo, gerai. pas Xavi Alonso yra, nes vidury jisai yra tas žaidėjas, per kurį, man atrodo, daugiausiai perdavimų praeina. Tai vat, kaip be jo dar tvarkytųsi, būtų įdomu. Nu, gal kiek prašiau būtų, bet tikrai jie turi gerą suolą. Tasme, jie man patinka, kad jie pasikeičia, kai eina ir rotuoja, pakeičia visą savo sistemą. Ten 4 gynėjus nueina, ten Stanisičius išeina į kraštą tada pamėtyt. Ištraukia savo tos vingerius ten Adlis su telą. Tai visai neblogai atrodo irgi. Tai pakankamai lankstus treneris šito atžvilgiu, kas gal šiek tiek panašiau į Nagelsmaną. Tuchelis, nu, retai, kas gal tau labiau patinka su Tucheliu, ne, kad pastoja yra žaidžiamas 4 gynėjais. Nėra tų eksperimentų Nagelsmano, ne? Tai iš formacijos, tai taip, man patinka. Bet, Staničičių paminėjai, tai galvoju, kaip gaila, kad, žinai, nu, nežinojo nei vadovybė, nei kas, kad bus toks trūkumas pas mus gynyboje vis iškritinės visi. Kaip praverstų. Kontrargumentų, kad vadovybė kaip negalėjo žinot, kai mes prieš metus kalbėjom apie Pavaro išėjimą, kad tarsi žmogus tikrai norėjo išeiti, nu nežinau, tikrai prieš metų kalbėjo, kad jis nori išeiti. Man labai būtų nuostabu, jeigu jie tik per paskutinę savaitę sugalvojo, kad Pavaras išeina iš klubo ir prieš tai Stanisičių paleido. Atrodė taip tobulą paleidį Pavarą, Stanisičius lieka. Bet, nu, arba galvau, kad kažką paims dar į tą poziciją, bet, nu, išėjo ir Hernandesas, ir šitas Staničičius, nu, išnuomotas Staničičius, bet trūkumas žiaurus dabar ir labai praverstų Bayernui. Mazrui irgi tai žaidžia, tai nežaidžia. Gerai, apie Bayerį. Laimeris tada gerai pasiseka, kad gali ten žaisti. Laimeris turbūt nėra pats laimingiausias žmogus, bet iš kitos pusės gauna žaidybinio laiko, kurio viduryje galbūt būtų šiek tiek sunkiau gauti. Bet dabar, kadangi užsiminėm apie Konradą, mūsų Austrą naujoką, tai turėjau aš abejonių prieš sezoną, kam čia tokį žaidėjimą, bet reikia pripažinti, kad visai smagiai žiūrisi Bayernė. Neprapuola ir turėjau ne vienas žmogus, su kuriuo stebėjau Bayerną šiemet kartu, užsiminė tokią mintį, pasakė visai įdomią, tai įgarsinsiu aš ją. Įdomu, ką tu manai, kad su Konradu Laimeriu vidurys atrodo net šiek tiek gyvesnis, aktyvesnis negu su kokiu Joshua Kimichu ir kad galbūt reiktų dažniau netgi ir kapitonui biški mažiau laiko duoti buvus, nu, kol Neuerio nebuvo. Kapitonui, tai ar tau ta mintis atrodo tokia teisinga ar nelabai? Priklauso nuo varžovo, sakyčiau. Labai dažnai mėgsta prilėtinti žaidimą, uždelsę su perdavimu arba atmesti, o Laimeris toks drąsesnis žaidėjas. Jo, tarsi priklauso, gal šitoj fazėje gali būti tikrai tokių varžybų, nes, sakau, Kimichas man bent kol kas tikrai netrodo savo formos pike šiuo metu. Tiek su Vokietijos rinktinė, tiek su klubu. Manau, prieš daugelį oponentų Laimeris gali atrodyti geriau.
ypač tie, kurie labai aktyviai gynasi, žaidžia labai giliai. Tai prieš juos, kurie mažiau net presinguoja, skaičiau, tai tuomet, nes šitas duetas, nu aišku, jis yra labai energingas, jeigu ten su Goretzka kombinuoti, nes jie abu yra daug bėgiojantis, pakankamai fiziškai žaidintis, aišku, jis yra žemesnis už Goretzką, tai aš maniau, jie tokie, nu, gal vienas kitam panašus yra, toks jis atraminis, toks netipinis būtų, nes jis to kamuolio, na, aišku, gali padalinti, bet aišku, net tokių pasų neprakišinės kaip Kimichas. Tai aš manau, va, tose varžybose, kur yra, nu, labai stiprus spaudimas, mažos erdvės, tai tokia atveju tikrai labiau Kimicho pasitikėčiau tokioj roliai kažkaip, kad nepraras to kamuolio. Nors, nu, visko būna, ne čia, bet ten Noiris buvo prisižaidęs, ten tai raudona, kur pasiėmė, ir nepamenu tik prieš ką, bet jo, prieš Bochumą, ne Bochumą. Kimichas turi omeny? Ar Darmštadą? Jo, prieš Darmštadą, man atrodo, dabar. Kimichas prieš Darmštadą arba Bochumą, neatsimenu, bet ten, kur 4 raudonos buvo, ar ne? Prastą kamuolį pametė jam tokį ir... 3 ar 4 raudonos, jo, kur buvo. Jo. Tai va, gerai. Tai... Bet tikrai Laimeris, galiu pasakyti, jau geriau atrodo negu Zabiceris Bayerne. Taip. Gerai, tai Tucheli kaip ir viskas aišku, niekas jo čia atleistų, aš nežinau, nebent jeigu aštuntfinalį pralaimėtumėm kokioje čempionų lygoje prieš silpnesnį varžovą ir Bundeslygoje pasidarytų kokios jau 3, nežinau, nelaimėtos rungtynės, tada gal jau ir svarstytų sausio mėnesį, kada ten vasario. Tai va, gerai, su Tucheliu baigiam, užsiminiau apie Keiną, klausė Tomas Jankauskas, ar pamiršome Lewandowski, matant Keino žaidimą ir kuriam turėjo pamuš Lenko įvarčių rekordą. Man tai, aš bijau šitą truputį kažkaip, nežinau, kažkaip nesinori taip lengvai pripažinti, kad gali ateiti bet koks labai geras žaidėjas palėjęs ir ten Bayern štampo tiek padaug įvarčių. Kažkaip, kai esu pripratęs prie Levos, per tiek sezonų net širdis pripratos, bet kai matai Keinas, kai išdarinėja, nu tai ten jau... Aš tai sakyčiau taip, jo, Keinas kiek muša, tai yra fantastika ir dabar ko man reikia, ko trūksta tos tokios vyšnios ant torto, kad čempionų lygoje atkrintamosiose Keinas irgi muštų prieš stiprius varžovus, kokiam 1-2 varžybose, kur tikrai būtų svarbus įvarčiai. Ir tada aš jau, man tas Lewandowskis, aišku, šaunuolis, legenda, bet kaip tu begali gailėti, kai jau turi geresnį tada pakaitalą, kai tau nebetrūksta realiai. Man tiesiog bus liūdna dėl tos mano visos praeities, kur visada turėdavau gint, kur sakyt, ne, čia tikrai ne kiekvienas čia atėjęs, čia taip negali primušinėti, taip toliau. Nu, bet ne kiekvienas ir gali, tai mes prieisim tada išvados, bet Keinas yra tiesiog labai labai geras. Tiesiog tuomet galios toks labiau argumentas, kad tu galėjai ten, žinai, kokį Benzemą irgi pastatyti, ar ten Cristiano ir irgi prištampuotų monstrinius skaičius tiesiog su šita sudėtim. Jo, Keino, kas tikrai man labiau patinka jau ne dabar, tai yra jo asistai ir jo perdavimai. Ten jis kiek perdavimų, kiek dar neįmušė Musialą, jis ten stabiliai bent vieną prameta tokį, kuris vienas prieš vartininką išveda. Tarasme, jis man atrodo, vien tos, kiek jis mūsų visus vingerius saugus padaro geresniais, kiek jiems progų prikūrė, tai tikrai Lewandowskis net ir geriausiais metais tiek nedarydavo. Ir šiaip apskritai tas įvarčių skaičius, tai Keinas yra daugiausiai, man rodos, Bundeslygoje įmušęs anglas per visą istoriją. Tada 18 įvarčių dabar yra, taip, ne? 18. Taip. Tai yra daugiau negu pernai rezultatyviausias žaidėjas Bundeslygos turėjo įvarčių per visą sezoną. Nu, tai čia matom, kai Bayernas neturėjo puolėjo, koks buvo tų mušančių žaidėjų trūkumas. BVB irgi Dortmundas neturėjo kažko tokio labai išskirtinio, tai trūko tų puolėjo, dabar situacija visai kitokia, netgi toksai, nu, sakykime, mes jį žinojom, bet tikrai ne pasaulinės klasės, ten toks dar žaidėjas, Žiūrasi, jis irgi jau turi daugybę įvarčių ir man jisai visai patiko, jau pernai buvo svarstoma, ne pats Bayernas gal svarstė, bet daugiau žiniasklaidoje minčių visokių, kad buvo prieš įsigijant Keiną, kad gal reiktų kažkokį kitą variantą žiūrėti ir buvo akis krypo į Kolomonį iš Eintrachto, kuris dabar yra Paryžiui. Bet jisai kainuavo nemažai, ten apie 80-90 milijonų jo kalbos, jo, taip 100 siekia kai kur. Tai ir Mateusas gal ar kažkas kitas dabar bijau sumeluoti,
Tikrai. užsiminė, kad sako, nežiūrėkit į tą Kolomonį, imkit Džiurasį, sako, bus toks pat variantas, tik pigesnis. Tai va, žiūrėk, turi akį tikrai, bet man jisai tik tai, kad traumos kartais sutrukdo, bet kai žaisdavo jau ir pernai man visai patikdavo Džiurasi Štutgartą ir man patiko, kad dar Štutgartui, tas sezonas pernai buvo toks sunkus ir neaišku, ten buvo ar nekris dar kažkurio metu gal, o jisai ėmė ir prasitęsė dar kontraktą, tai taip susisaistė su ta komanda, štai šauniai. Tai Baumgartas irgi siūlė vietoj Keino Bonifacą pasimti, žinai. Irgi čia... Šį sezoną apskritai daug geresni puolėjai yra Bundeslygoje, tai vien tas pats Gerasi jau pakartojo praeitų metų rekordą, dar vien tai, kad dar Openda dar čia irgi kyla, Vindas prisirinkęs, Bonifacas, Zanė panašiai įvarčių turi. Puolėjų atžvilgių tai šiemet daug įdomesnė Bundeslyga atėjo, tavo tie du paminėti, Openda ir Bonifacas, du nauji puolėjai. Ir Džiurasi gera forma, žiūrėk, dar kažką vis tiek. Ir Vindas neblogai žaidžia, bet man Wolfsburgas tokia labai neaiški gal komanda šiemet. Nelabai aš suprantu irgi, ką jie ten žaidžia, kaip jiem ten sekas. Man atrodo, kad komanda ilgą laiką buvo sezono pradžioj truputį per aukštai negu pagal žaidimos lygį. Kažkaip keis, nes kažkaip jau tikėjausi, kad jau Kovačio produktas gal jau bus išbaigtas, nes čia jo treti metai Wolfsburge, tai kontraktas ant jo irgi plauko. Kažkaip aš abejoju, ar jisai išbus iki sezono galo, sakyčiau. Tai, gerą temą gal visai paliečiau, trenerių atleidimai. Tai nėra daug dar tų trenerių atleidimų, bet yra labai du tokie ryškus, stiprus treneriai buvo Bundeslygos kontekste, vedė komandas žymiai aukščiau Bambos jas atvesdavo ir šiemet tiek Mainzui kalbu, tiek Unionui labai nesiseka. Taigi, nežinau, kodėl tau atrodo iš vis tos komandos yra tokioj žemoj pozicijoje šiemet? Nieko naujo nepasakysiu, su Unionu panašu, kad nesitvarko su 2-3 frontais, kai reikia žaisti. Bet Unionas žaisdavo juk ir anksčiau jau europinios turnyros. Bet gal intensyvumas skiriasi varžybų, kiek galėjai parotuoti, vis tiek į Čempionų lygą ateini su startiniu 11 stipriu. Tas įdomu, kad jie pirmą sezoną, kai jie prisipirko tiek daug žinomų pavardžių, kad tada ir pradėjo labiau krist. Kai ten visi Gosensai, Bonučiai ir panašiai suėjo, ką žinau, gal ir labiau tapo ir nuskaitomas, gal čia nelabai kur daugiau jiems ir buvo kilt, tarsi vienas treneris jau buvo taip išrafinavęs savo stilių ir per tiek laiko, gal ir žaidėjai jau, nežinau, priprato, jau savo tarę ir jau pabaigė. Labai sunku mums sakyti, tarsi nėra tokios kažkokios vienos priežasties. Tikrai negalėčiau vardinti, kodėl. Aš tikrai nebūčiau galvojęs, kad net ir aš abejoju, ar jie iškris iš Bundeslygos. Mane labai nustebintų, kad jie iškristų iš Bundeslygos. Nemanau. Kažkaip aš tikiuosi, kad jie išsikapstys bent jau. Netrodo bloga komanda, neturėtų jie taip... Jie tarsi labai stebino to, kad jie taip žemai stovi. Ir ypač pradžia buvo gera, ten pirmas 3 varžybos buvo laimėtos. Ir po to tik ta prasidėjo pralaimėjimų serija. Ir Čempionų lygoje atrodo visai konkurencingai tas varžybos, kurie žaidžia. Pačioje pabaigoje tik pralaimėjo keletą rungtynių. Ir tai su jais tas yra, bet tarkim su Mainzu ir Kiolnu, tai labiau ir tas, kad labai matas, kad komandos atsilieka to, kad jie mažiausiai transferų turėjo, kad jie išmės vos nes tais pačiais atėjo 11-ukais, mažai pakitimų, daug išėjimų. Ten viskas aiškiau kur kas. Jo, ir ten atrodo paprasčiau, kodėl jie taip pasėdo. Tai aš bijau, kad liūdėsim, kai ir Baumgartą gal atleis kada nors. Aš šitą irgi taip jau tyliai prognozuoju, bet labai nesinorėtų, nes irgi man patinka tas treneris toks ryškus. O Unionas dar grįžtant, o kaip tave tie jų transferų politika šiais metais nelabai patiko, kad tokį kaip Bonucci pasiėmė, Gosensą? Ne? Tuo metu tai atrodė faina, žinai, prisitraukti, žiūrėti, dar atsimeni, Isko buvo beveik realiai pasiėmė. Ir kokią formą demonstruoja žaidėjas. O tu skaitei tą istoriją, kodėl jiems nebesigavo su juo? Ne. Tai ten šiaip klubas labai nerimtai pasirodė, bent jau iš to, kas rašoma spaudoj. Jie suderino visas detalės su juo viską, jisai sutiko atvykti. Ir tada kitą dieną, nežinau, ar susitikus, ar agentai susitiko, klubas pateikė
vos ne ten per pusę, jeigu nedaugiau, mažesnį pasiūlymą, negu buvo sutarę vakar. Ir sako, čia dabar toks bus. Nu tai visko sako, sorry, bet nenusileisiu aš jau ant tiek. Tai, Na, ir žodžiu, gerai pats padarė. klubas sušiko kažkaip, neaišku, ką pasidarė ten. Nu šiaip, prasme, man tie tokie greiti, trumpi transferai, nu priklauso dar kurie, gali būti ir visai naudingi, bet čia labiau rizikuoja, nors nepaisyti, tie transferai tokiems klubams bus daug skaudžiau, nes tu jais irgi ten greit neatsikratysi, jie tau finansus ryja, jie tikrai neteina čiuškapeikas pažais. Bet šiaip, mes apie Unioną kaip tik visada kalbėdavom, kad yra tas klubas, kuris priešingai negu kitas to paties miesto klubas Hertha protingai leidžia finansus, neima brangių žaidėjų ten. Nu taip apsiskaičiuoja visko šiemet. Nu, įdomu, kiek Bonučiui kokiam moka. Nes, nu tarkim, Gosensas, aš suprantu, tai jisai dar yra jaunesnis žaidėjas, jisai turi tos perspektyvos, tai man visai smagus atrodo. Bet Bonučius... Nu, jiems tik su traumom gali būti vėl kažkas. Taip. Bet... Aišku, jeigu tam Bonučiui nėra labai daug mokama, tai tada irgi yra labai gerai, nes tu turi tokį lyderį, patyrusį žaidėją, kurio reikia čempionų lygos kovose komandai, kuri niekada nėra buvus. Bet kiek moka, aš neįsivaizduoju, tai sunku vertinti. Dar buvo įdomus toks jų ta nuoma, jie pasiėmė iš Chelsea, Davidą Datrą Fofana, galvojau, kažkaip daugiau iš jo tikėjausi, bet kažkaip nelabai atsiskleidė, jisai dar tenais, kažkaip galvojau, čia toks unioniškas buvo perėjimas. Tai va, Kielnas ir Mainzas mes paminėjom ir matysim, kaip seksis dabar tiek Mainzo, tiek Uniono tiem naujiem treneriam, matysim, ar Kielno neatleis. Augsburgas, užtat ant bangos. Freiburgas irgi turėjo tokias dobeles, bet dabar normalizavos, yra 8 vietoje. Tai galim taip, eit, kaip sakai, Augsburgas neblogai žaidžia ir galim kilti aukštyn pažiūrėti, kas ten dedas. Augsburgo rungtynės žiūrėjau vakar su Eintrachtu, tai, Eintrachtas buvo spėjęs sušvelninti rezultatą, bet ir taip net, sakyčiau, buvo kilus grėsmė, kad galbūt išlygins ir manau, kad lygiosios tai būtų buvę nesažininga Augsburgo atžvilgiu, nes Augsburgas visiškai netrodė prastesnė komanda, kaip tik kontroliavo tą padėtį ir tokie užtikrinti atrodė, tai smagiai tie buvo nestabili komanda paskutiniuose sezonuose jau ilgą laiką ir trenerius keisdavo pastoviai, tai dabar jau gal nusistovės kažkiek, tokia užsivedus komandiška labai atrodo žaidėjai vienas kitą ten palaiko, taip užveda, tai gali būti kažkur netoli 10 vietos, galbūt net. Ant jų labai pasijautė naujas treneris, kad jie labai staigiai atgyjo. Ir pasistiprinę buvo dar sezono praeito vidury neblogai, ten gerų žaidėjų užsipirkę, kurie, pritapo. Tai va, o Stuttgartas, kaip mes turėjom klausimą apie Stuttgartą, to aš perskaitysiu. Bet Stuttgartas sezono pabaigoje užimtų čempionų lygos vietą, ar geriau jau Europos lygą, Jovaras Kelpšas klausė mūsų. Tai aš visų pirma šiaip pradėsiu tada, aš manau, kad jie neužims turbūt čempionų lygos vietos. Čia pirma dalykas. Ir nenorėčiau, kad užimtų, nes nemanau, kad būtų pajėgus ten kažką labai nustebinti. Nebūtų kažkoks geras variantas. Unionas matom, kad nerenka taškų, bet visai neblogai atrodė tose keliose rungtynėse, tai iš Stuttgarto atveju aš manau, kad nebūtų nei taip gerai. Aišku, Stuttgarto fanam ir klubui finansiškai būtų labai gerai patekti čempionų lygą. Čia tai be klausimų, kada paskutinį kartą Stuttgartas buvo čempionų lygoje. O Stuttgartas šiaip jau yra didelis klubas pagal savo miestą, pagal klubą. Ir aš gal skaičiau, kad jie tikrai gal net ir geriau pasirodytų už Unioną vien iš to, kad jie gal ne taip gerai ginasi, bet jie tikrai gali užversti kokios ten mažesnius klubus, arba bent jau panašaus dydžio, ten nežinau, tarkim Braga, tarkim, aš labiau pasitikėčiau Stuttgartas, kad galėtų užversti juos. Jeigu Unionas žaistų labiau taip kaip pernai, tai ir jie būtų gal kažką nuveikę, bet... Gal. Tas nesunku prognozuoti, kiek jie išsiparduos po šito sezono, ten gali būti, kad ten pusę komandos išparduos, nors su kokiais savo pardavimais tai jie visai taip gerai susisuko ten, net Kalaizičius parduotas, kur atrodė, oi, čia palės, nereikia net, daug geriau, ten Sosa irgi parduotas,
į Ajaxą, Sosai ten Ajaxas, žinom, kur Ajaxas sėdi. dugne. Jo, o čia va tiesiog ten su visais stenceliais, įto ir panašiai ir gerai atrodo. Ką žinom, šiaip treneris labai, labai smagus. Tiesiog man taip keista, kad Hoffenheimas su Stuttgartu realiai apsikeitė treneriais ir šitos komandos abi geriau pradėjo žaisti. Tarsi, nors kai šie dalykai, tai neįsivaizduoju. Jos abi turėjo gerus trenerius ir nereikėjo jų atleisti. Nu, bet atleido ir dabar vėl turi abi gerus trenerius, tik kad susimainė. Taip, tai galės po to vėl atleisti, apsikeisti, gražinti. Nu, ir taip pat rotuot. Bet, o šiaip realiai, taip realistiškai, kelintą vietą manai, kad jie apskritai užims šiemet Bundeslygoje, nes man atrodo, kad dėl tos Europos, tai jiems čia dar klausimas, abejočiau. Aišku, dabar nuo 6 vietos turi 10 taškų, bet vis tiek matau Leipzigas, kad juos tikrai turėtų aplenkti, pavyzdžiui, iš 4 vietos. Dortmundas tikėtina irgi. Aš manau, jie gali tikrai 5 vietą turėti. Jo, aš tai apie 6-7 galvočiau, bet... Sakai, Hoffenheimas su Eintraktu aukščiau gali? Eintraktas gal nelabai, bet Hoffenheimas visai atrodo galėtų kažkur kabintis ten. Na, aš tai renkuosi 5. Labai optimistišką scenarijų jums. Nu, gerai. Bet žodžiu, ne čempionų lygos futbolą mes jiems, ar ne? Nu, labai nustebim, bet kreatijų jie praeitų, bet čia būtų tragedija arba Dortmundo sąskaita, arba Leipzigo sąskaita. Dortmundo, nežinau. Nu, šiaip Dortmundas, pakalbėkime apie Dortmundą. Taip. Prieš sezoną, gaila, kad mes neturėjom tos tokios pirmos prieš sezoną arba sezono pradžioj laidos, nes būčiau tokių drąsių spėjimų visokių pateikęs, kurie visai dabar yra pasitvirtinę. Tai būčiau sakęs, kad būtent Bayeris bus pagrindinis konkurentas Bayernui. Tada būčiau tą antrą konkurentą Leipzigą rašęs į 3 vietą. Ir tada būčiau sakęs, kad turbūt Dortmundas gali net neužimti 4 vietos arba labai sunkiai. Ir tada, kuris būtų nepasteisinęs spėjimas, tai būčiau sakęs, kad greičiausiai gali neišeiti iš čempionų lygos grupės. Bet čia daug kas taip galvoja, tarsi. Bet čempionų lygoje, bet šiek tiek skirtingi. Nu, okei, dabar Dortmundas su Bayeriu sužaidė tas rungtynės lygiosiom, tai čia jau visai neblogai. Bet šiaip kokie Dortmundas atrodo toj Bundeslygoje ir kokie čempionų lygoje rezultatai, tai skiriasi pakankamai stipriai. Žaidimas jau šiaip labai blankiai atrodo Bundeslygoje ir šiaip aš iš pradžių gal nelabai būčiau nurašinėjęs Dortmundą vien dėl to, žinai, galvojau, kad jie gal neturėjo tiek daug gerų perimų, pardavė Bellinghamą, taip toliau, bet vis tiek, jie išlaikė iš esmės visą savo komandos sudėtį, esmė realiai ten mažai yra pakeitimų, jie gal net iš tų topinių komandų mažiausiai pasikeitė nuo praeitų metų, jeigu taip pažiūrėjus į sudėtį, bet Fulkrogas visai pasiteisino, sakyčiau, jau. Mano nemėgstamiausias šio sezono perėjimas. Nemėgstamiausias? Nemėgstamiausias. Nu, bet čia tikrai yra geriau negu kas buvo su Modeste praeitą sezoną. Man čia yra ne tai, kad žaidėjas ten kažkoks ar ką, man čia yra dėl to, nes Dortmundas tiesiog sugadino Werderio veidą ir ten Werderį taip fainai žios, tas Fulkrugas, viskas buvo gerai ir ne, jie vėl pasiema. Ir okei, jo, jis žymiai geriau atrodo negu Modeste ir jiems visai padeda, bet tai vis tiek yra toks labiau, sakykime, vidutinis dortmundiškas ėjimas, tas pats, kas ir Zabiceris, tas pats, kas Feliksas ar Lukas. Mečia, jo, Feliksas Mečia. Tokie visiškai vidutiniai sprendimai, kur be ambicijos. Ir tu čia realiai vidury pakeiti ką? Bellinghamą. Come on. Jau čia jie dabar, kai mato, kaip jis žaidžia realią, tai galvoja, jis pernai buvo pas mus. Atrodo taip keista, kad taip pigiai paleido, žinai, man labiau tas. Ką daryti, tarsi, nelabai matau, ką jie čia galėjo tokią, ne tai, kad brangesnė visą galėjo kažką nupirkti, bet tokio, kad jų sumom pigiai ten kažką ras talentų. Jeigu jie nerado, tai aš irgi nelabai... Tai tada galėjo išleisti daugiau pinigų, tai jie turi. Tai turi, bet kažkiek ir pasimėtė, aišku, nedideliam sumom. Man, tarkim, labiausiai nuliūdino iš tų visų, tarkim, gal Meča toks, kur atrodo, jis ar nemažai investavo, jis tik antroji pusė vakarą atsiskleidė praeitą sezoną ir toks, nežinau, atrodo, kur reikėjo dar su jo viso to PR komandą dar pakalbėti, kad nerašinėtų nesąmonių. Taip, žodžiu, bet tikrai, jo, toks, bent Sebainį mane truputį nuvylė, kažkaip labiau iš jo tikėjaus kažko, šioj stazijai, bet
kai kurie žaidėjai geriau žaidžia. Tarime, Hummelsas, nežinau, vėl antrą jaunystę turi. Ryersonas visai neblogai atrodo. Ryersonas vienas Brandas, geresnių jų pirkinių pastaraisiais metais. jo, Jis jau atėjo Brandas prieš tai. labai dabar gerai atrodusiais. Nu, Adėmis su Malinu tokie biški pasėdė. Aleras, nu, beveik nežaidžia. Bet su Aleru ir šiaip būtų problema žiemą, nes į Afrikos čempionatą važiuotų. Tai vis tiek jis tokie polė. O jam čia yra, aš nesuprantu, po tos lygos ar kas, nes vienu metu, kai pernai jisai grįžo po tos lygos, atrodė, kad čia atsigaus ir gal net kitą sezoną aš kažkaip pradėjau galvoti, kad čia gali būti vienas top scorerių lygoj, bet prognozės šiaip visų ekspertų, mačiau, buvo daug liūdnesnės. Nu ir dabar matom, kad jos yra teisingos, tai aš nesuprantu, kas yra. Žinok, aš irgi nežinau, kaip taip įvyko, kažkaip labiau jo tikėjausi irgi. Netikėjau, kad iš aišku visą pasaulį ten dominuos ir toliau, bet tikrai ne taip, kad beveik nežais. Gerai, nu, tai turim sezoną, kai Roisas ant suolo sėdi. Ir kyla. Vienas paskutinių sezonų jau vis dėlto. Nu. Taip ir labiausiai problema jums dar tas, kad Šlioterbekas su Ziulė tokie labai vingiuojantis, nu man taip šiaip Šlioterbekas labai daug klaidų tokiam daro. jau karjeros gale ir visie geriau žaidžia už juos, nu aš negaliu, kaip taip atsitinka. Jo, Šlioterbekas labai daug klaidų daro, labai dažnai kyla aukštyn, jau nebeginėjų bando žaisti, o kažkuo kitu. O Ziulė dabar nepasakysiu, prieš ką žaidė, gal prieš Milaną. Nu, žodžiu, neseniai, čia kelios savaitės pastarosios. Tai tokį pat katas lyzdamas darė ir, ta prasme, nepataikė nei į žaidėją, nei į kamuolį. Nučiuožė pro šalį tiesiog. Tai taip maždaug įvaizdino jo. Bet jie kažkaip rezultatą pasiekė ir čempionų lygai pasiekė rezultatą ir net ir Bundeslygai, skaičiu, jie rezultatą tai gerą turi, prasme, jie geriau už Leipzigą renkasi taškus. Nu, vienu mažiau. Nors čia visi rašo, kad Leipzigas, nu, daug geriau žmonėm atrodo ir su visais savo perėjimais ir su savo žaidimo stiliumi, bet... Nu, nežinau, Leipzigas vis tiek dar vienu tašku turi daugiau negu Dortmundas. Tai... Ai, dabar jau turi, jo, reiškia. Taip. Tai Leipzigas yra 4, o Dortmundas 5. Jo. Tai matysim. Ir jie dabar tarpusavy žais kitą turą. Taip, bus labai geros, įdomios dvikovos ir išsiaiškins. Nes Leipzigas man tai tikrai patinka ir tas naujokas Xavis Simonsas, kaip atrodo fainiai, pritapęs Ropenda, gerai atrodo. Tai smagi komanda. Aš atsimenu Simonsą, žinok, jisai kai buvo visiškai vaikas. Barcelona. Ir žinai, ėjo tie video, kur jisai kaip vaikas žaidžia. Jau gal Barcelonos Maikė, jis yra buvęs Varsos akademijoje. Taip, jis ir yra Barsos akademijos. Tai tada su Barsos Maikutė ir ten toks mažiukas ir tie plaukai buvo irgi lygiai tokie patys, ten tokie kasikestas suvaryti. Ir jis ten visus nerealiai apeidinėjo, kaip koks Wunderkind, dažnai ten visi sakė, čia šakės bus naujas Mesis ar kažkas. Ir aš tada kažkaip galvoju, nu ką, jūs žinai, vaikas, tai čia praeis kiek metų visi išsilygins. Nu, bet matom, žiauriai dar jaunas, bet žaidžia aukščiausiam lygiai. Ir man vienintelis minusas yra, kad Leipzigas neturi išpirkimo galimybės kol kas, bet jau dabar yra kalbos ir sako, kad dar bent vienam sezonui bandys pratęsti tą nuomą, tai, 2 sezonus jau vis tiek. Šitas būtų naudinga jiem. Nes jo, tarsi čia labai atrodo kaip laikinas sprendimas, nes, tu pardavėjai Šoboslajų, bet reikia jiems tų žaidėjų bet kuriuo atveju ir, labai pasiteisina. Aš irgi galvoju, kad, Leipzigui čia mažai išlašymo, čia pasažai yra geras įimas. Jo, vienas sezonas, tai čia toks, Jo, geriau būtų bent 2, nes ypač dar šią žiemą Forsbergas išeis į MLS-ą į Red Bull New Yorko, tai irgi ten realiai lieka su Olmo tokio, Baumgartneris yra irgi naujas atėjimas, bet dar toks apšildantis kojas, o Olmo, irgi šildo kojas ten kažkur pirteliai. Taip, Olmo nebe tas žaidėjas, kurio taip žavėtumėmės. Bayernui 3 išrašė, tai, žinai. Bayernui, žinai, su tokia gynyba daug kas išrašys dar čia. Tai nežinau, tą lentelės viršų mes kaip ir aptariam, turbūt, ar ne? Dar ką galim tik tai pasakyti, kad, tikėtina, labai matys, kad trūkumas iš Bayerno buvo su perėjimais vien tas, kad atrodo, kad, buvo 2 labai aukšto lygio transferai, aš tikrai nesivaizdavau, nei kad Keinas tvarys, nei kad Kimas Mindžė, kur atrodo praeitą sezoną ten vienas geriausių gynėjų šiaip pasaulio, kur atrodo tokia suma, kad ten tikrai ir Unitedas ir kažkas kitas tikrai jį ten pasiims. Tai mane labai nustebino į perėjimą, bet problema tokia, kad, su tiek daug pardavimų, kur atrodo Bayernas vos ne ant 0 kokio, ar net gal į pliusą išėjo,
dar tas, kad Newbelį tikriausiai dar parduos tikriausiai greitų metų, bet, bet taip trūksta O čia bent kokio jau gynėjo ir centro, arba kuris galėtų žaisti ir dešiniam krašte, ir kokio dar atraminio, kur atrodo va, ta su palinija, kur atrodo, kad paskutinę dieną turėjo būti transferas, bet ten viskas sugriuvo. Tai ir dabar, kur sako vadovybė, kad nu realiai žiemą bus dar 2-3 perėjimai, ko šiaip, nu taip dažniausiai, nu, nesakydavo, ar nebūdavo taip žiemą tiek daug ir tokių Nu, tikriausiai pamatysim, nepigių. ar bus dar. O žiūrėk, tu čia apie Nubelį užsiminiai, tai man aš negirdėjau nieko, jau tikrai parduos, ar čia tik taip? Nu, aš įsivaizduoju, nes po šito sezono lieka jam metai kontrakto, tai reikės arba jis turės prasitęsti, arba jį parduos. Nu, aš abejoju, ar jį nemokamai paleis. Nes mes turim klausimą, mūsų klausė, toj pasakysiu, Saulius Pultinevičius, įdomu, kaip dėl vartininko, ar ieškoma pamaina. Ir aš kaip tik šiandien žiūrėjau tą kontraktą ir žaidė prieš tai 2 sezonus pilnai Monake, atlaikė vartus Nubelis, dabar Štutgarte labai neblogai atrodo. Ir prieš tai dar 1 metus Bayerne buvo. Nu tai taip, Bayerne tai jau čia žaidimo laiko negavo. Ir dabar Štutgarte gerai atrodo, tai aš galvoju, o nebandytų kažkaip įkalbinti, kad vat, ateik dar, pabūsi kažkaip arba išnuomosim ir po to Nu, būsi bet mūsų jis pagrindinis. prasitęsė vakatį kontraktą su Ulreichu dviese. Vėl, kiek 2 metai. Dar tikriausiai po šito, aš net nemanau, kad čia bus paskutinis Noirio kontraktas, aš dar taip įtariu. Kad ten jį gali 40 ten drąsiai laikyti. Ir Nubelis visą laiką sėdės ant suolo, aš irgi manau, Gerai, kad žaidė. o kokia bus ta riba, kad Noiris yra klube ir visą laiką bus pagrindinis tie paskutiniai metai, kur nebebus pagrindinis? Nes jeigu nebebus, tai kažko reikia. Nu jo, bet sunku pasakyti, dabar tai jis gerai žaidžia. Kada taip įvyks. Gerai, O vartininkai gali ilgai žaisti, nu, koks Bufonas, tai tikrai ilgai žaidė, aukštam lygiai. kokią mes pamainą matytumėm? Nu, tarsi, aišku, Nubelis būtų paprasčiausias, bet aš sakau, man atrodo, čia nesusidės skaičiai. Aš abejoju, ar tikins jį prastęs kontraktą, be garantuoto žaidimo laiko, o kol yra Noiris. Čia garantuoto žaidimo laikam nebus. Noiris klausimas, kada pasies. Nu, kažkada pasies, aišku, ten 5 metų bėgi, anksčiau ar vėliau. Kitais metais bus jau 38, tai jeigu tu jį dar Nubelį išnuomoji vieniem, prasitęsi kontraktą ir išnuomoji dar 1 metam į tą patį Štutgartą, sakykim, kuris turės galimai europinio futbolo kitais metais, tai ateis jau, kai bus į Bayerną 39 Noiris. Nu, bet čia nėra garantijų jam jokių. Sko, ar jis sutiks, taip besitęst. Aš nemanau, kad yra labai faina keliauti, pastoji būti nuomojamam skirtingose klubuose ir niekada nežais tam, kuriam tu labiausiai nori. Nu, tai... Nu, nėra, bet tai ar tu atveju nežaidži, o čia dar pasilieka galimybė, kad žaisi. Ir žinai, jeigu tu būsi Bayerno pagrindinis vartininkas, tu tikėtina turėsi visus šansus būti ir Vokietijos rinktinės pagrindinių vartininkų. Nu, pažiūrėsim, tai sakau, bet sakau, man, nu, būtų labai patogus toks variantas, kaip tu sakai, bet aš, sakau, labai dar kažkaip abejoju, ar jis tą pasirinks kelią. Ta Peretsa irgi naują vartininką išnuomos, kiek girdėjau, nes, nu, kol yra Ulrichas ir Noiris, nu, tai irgi 3 vartininkas per geras, iš esmės. Kažką naujo ieškot, nežinau, kas yra Vokietijai jaunų šitų vartininkų. Aš tai vis dar laikaus, man tai smagiausias, kas iš tikrųjų mes atrodo, vat, Milano vartininkas Mainianas, bet, nu, irgi kad jį nupirks. Nemanau. Yra ten rodė vasarą, įvairių variantų, rodė tą Mamardašvilį, Valencijos vartininką iš Sakartvelo. Ką dar tokį rodė? Nu, Davidas Raja buvo, ne, kur Arsenalas pasiėmė, toks buvo daug siejama. Daugiau nepamenu. Maroko. Ką tokia? Ai, Maroko, būnu, nu jo, Saudo Arabijai, viso gero. Kas ten dar liko? Tokių... Ai, nu Kep. Va, Dehėja ir laisvas agentas, prašau, imkit kas norit. Ir žinai, Nubelis, jisai iki 14 metų jisai žaidė puolėjų. Labai gerai žaidžia kojom, man taip, nu, visai gerai būtų pamaina Noiriui. Nu, pažiūrėsim, gal ir išsipildys šitas. Būtų gerai, labai skau, čia būtų patogiausia. Auris klausė apie kitą perėjimą, apie sausio lango. Tu minėjai, kad gali ateiti 2-3 gal žaidėjai ir minimas jau tavo minėtas Palinija, kad irgi ateina. Tai kažką, žinai, gal ir tu daugiau? Nu, nieko daugiau nežinau, tik tai tas, kai sugriuvo tas transferas, ne, kur ten visi ten užuominas dėliojo, kad, ne, kad visi susitinka bent 2 kartus gyvenime, ne, kad jis dar čia atvyks, kad nebuvo visas nuotraukos paruoštas, realiai viskas padaryta.
Bet po to, kai jis grįžo į Fulhamą, jis prasitęsė kontraktą. Ir tas įdomu, ar čia buvo prasitęsęs iš to, kad kaip tokia kompensacija, ne kad algą pakelti ir jį vis tiek parduos žiemą, ar jisai realiai ir užsiliks jau tam Fulham'e. Tai va, pažiūrėsime, nes manau, čia žaidėja visai domina, kaip suprantu, ateiti čia žaisti. Vis tiek jam jau 29 metai. Šansas dabar yra šokti į didesnį traukinį, nes vėliau, tikriausiai, ir liksi tenais. Nėra blogai likti Fulham'e, tarsi. Bet manau, Bayernas įdomintų. Ir sakau, pakankamai realistiškai, nors sakau, kokiu tikrai 70%, sakau, kad jis ateis. Nes jeigu ne, tai kitą kažkokią atraminę ieškot, bet dabar aš toks, man jau šitas jau patiko idėja, kaip jie pasirinko. Tada, sakau, reikėtų kažkokio arba centro gynėjo, arba tokio krašto gynėjo dešinio, kažkokio, kuris galėtų gal abi pusės kabinti. Man tai labai patinka, kad Feyenoordo Lučarelis Gertruida, jų kapitonas jaunas, bet irgi nežinau, ar jį pasiims Bayernas. Kaip tokį, vat. Čia, vat, Duko, vat, būtų visai neblogai. Arba Stanisičiui susigražinti. No. Gerai, tai kadangi kalbam, kad reikia daug pastiprinimo, tai akivaizdu, kad jo reikia, nes trūksta žaidėjų. Ir yra šiek tiek susijęs klausimas, Nerijus Brazdeikis klausė, ant popieriaus komanda turi beveik 2 startinius 11-tukus, tačiau dažnai suoliukas yra labai trumpas, įskaitant jame dublerius kaip Kratsiga ar Vidovičių. Kas lemia tokį komandos traumingumą? Galvojai apie šitą klausimą? Aš šiek tiek galvojau, rimtai pažiūrėjau. Aš galimai irgi galvojau, bet įmant ne iš tos pusės, kad ten traumuoti, kad yra traumingesni žaidėjai, ne iš tos pusės nesu mediciniu personalu, bet labiau iš tos, kad, čia vis pirma yra pirmas sezonas, kuris po COVID yra jau normalus tvarkaraštis, nes iki tol buvo labai blogi tvarkaraščiai, kur pastovi viskas buvo suspausta dėl to pasaulio čempionato žiemą. Tai čia pirmas yra normalus, kur buvo didelis įpratis, bet ir šiaip bijau, kad po kitų metų bus dar blogiau, nes ir taip tie žaidėjai daug varžybų žaidėjai, kitais metais bus papildomai čempionų lygos varžybos, po to vėl šviečiasi, kad kai bus klubo pasaulio čempionatas, kur bus ten iš 5 metų, ten ar iš kiek ten nugalėtojų surinks didelį turnyrą darys vasarą, tai dar bus blogiau, nes žaidėjai dar vieną vasarą nebelisėsis, o žais tiesiog. Ir apskritai jau per daug varžybų yra ten super taurės, taurė, lyga, čempionų lygas, ten kiek pridėta. Ir, aš nežinau, čia kenčia kokybė, tai visi dideli klubai ką daro, jie ir turi turėti 2 11-tukus kaip minimum, City, tu paimsi ten, nežinau, Liverpoolį dar kažką, tau nebeužtenka 1 11-tuko gero. Taip. Reikia 2 kaip minimum. Tu minėjai, aš gal užakcentuosiu, jeigu kas nežino, tai čempionų lygos formatas keičiasi kitais metais, bus daugiau rungtynių, viena didelė grupė berods ar ne, Taip. Ir žaidžiama ELO šveicariška sistema, vadinama šachmatuose, dažnai naudojama, kur tu, pavyzdžiui, tu jeigu pirmą atsitiktinai pirmas rungtynės, pirmą varžovą tau turbūt atsitiktinai parinks, arba pagal reitingą, nežinau kaip jie ten sugalvos, bet po to, tarkim, tu jeigu laimėjęs būsi 3, tai tau tikėtina, kad mes irgi turi panašų skaičių pergalių, kad būtų išsiaiškinima tavo tikroji, kuo tikslesnė vieta, pajėgumas. Aišku, kartais bus taip, kad nesutaps, tu jau būsi žaidęs su tais artimiausiais, tai tada gausi iš kokio apačios varžovo, bet, žodžiu, tokia įdomesnė sistema. Kitas dalykas, tu minėjai asmeninį traumingumą, tai aš atsimenu seniau dar, kai buvo toks daktaras pas Bayerną Mülleris pavardė, vyresnio amžiaus. Taip, vyresnio amžiaus, tai buvo labai mėgstama jį kaltinti, ten ir Guardiola truputį su juo kipišavo. Buvo išstumęs iš klubo. Taip, bet čia yra daug tų niuansų, pavyzdžiui, paimk, Robeną Ribery, kai žaidė Bayerną, jie pastoviai traumuoti. Ir tu čia nelabai apkaltinsi kažkokio personalo ar ką, nes jie tiesiog yra traumingi žaidėjai ir jiems reiktų skirstyti tada kitaip krūvį, jiems reiktų mažiau žaisti. Bet ar Robenas ir Ribery pasirinks mažiau žaisti? Ne. Tai ir atsinaujina pastoviai tos traumos, kurios yra iš seniau. Bet yra tam tikri žaidėjai, kurie visai patobulėjo. Taip ir kurie žaidėjai, kurie turi... Šiek tiek taip, bet yra žaidėjai, kurie pastoviai, pasikartojančių traumų turi arba nespėja dėl įtempto tvarkaraščio, kaip tu sakei, iki galo jas išsigydyti, nes, tarkim, ar ne, koks Musiala jau kelis kartus čia 2 ar 3 trumpam visi iškrenta. Tai aš įsivaizduoju, aišku, tu nori išgyti, bet kad tu visiškai turbūt pilnai išgytum, tau reiktų gal dar kokį mėnesį ar 3 savaitės pilnai nežaisti, bet jeigu tu jauti, kad gali žaisti, ir žaidi, ir tada neįsigydo tos traumos. Man, tarkim, geras pavyzdžiai, kaip Gavi, Pedri ir Olmo nuvarė. Čia realiai vieną sezoną pažaidė maksimalių ritmų ir viskas, žaidėjai jau lūžta, ten po 2-3 varžybų, ten
tarsi, aš neįsivaizduoju, kaip jam atrodys vėliau viskas tas, nu, tarsi, per anksti yra ant žaidėjų užkraunama daug krūvio, nors Musialą aš irgi bijau, jeigu jis taip dabar gerai, kad jo tos traumos tokios dar mažos ir jis lūžta, bet, nu, tarsi, jis čia gali tikrai rimtų gauti. Taip eigoji, nes, nu, jis tikrai, jo krūvis dabar, kai Mülleris yra realiai antro plano žaidėjas, nu, tai jo, ten krūvis tik didės. Taip, ir dar, tu sakai, jau dabar yra normalus po COVID tas sezonas, bet kadangi pernai buvo čempionatas pasaulio vidury, tai iš esmės tos pasiekmes, to įtempto tvarkaraščio dėl čempionato, jos dar tebesijaučia ir šiemet. Yra paskaičiuota, jog Premier lygoje šiemet traumingumas yra 15% didesnis, negu buvo 4 paskutinius metus prieš tai. Tai reiškia, yra ne vien Bayerne, ne vien Bundesliga, bet ir kitose lygose tas traumingumas išaugęs dėl tų tvarkaraščių. Ir negerės turbūt situacija dar ateityje. Tas ir liūdna, kad aš gal daug mieliau pažiūrėčiau mažiau varžybų, bet kokybiškesnių. Galėtų žaidėjai žaisti pilnų pajėgumų, tarsi tikrai palsėję, kur, nu, kad tu net nespėjai taktiko atidirbti, ką čia pasitreniruosi, tu pažaidėjai, tai ne atsigavimas, vieną pasitreniruoji, vėl atsigavimas ir viskas varžybos, ir ta vėl tas pats. Nu. Tai sudėtinga čia kažką. O dabar, jeigu Saudo Arabijoje ar ne, kai bus, tai ką, vėl žiemą darys? Taip, tai tikrai. Nu, tai aš tokių labiausiai dalykų nemėgstu. Vienas dalykas, Saudo Arabija, tai ten, nu, ne, man kažkaip visiškai. Ok, dabar jie kiša pinigus į tą lygą, bet, nu, man ten su futbolu nelabai kas asocijuojas. Man ryškiausias Saudo Arabijos futbolo momentas yra, tai ten 2-2 gal, kai Vokietija jos sudaužė galingai, klozę ten primušė įvarčių. Ten 8-0. Jo, kažkur ten gerai buvo ten grupėse. Tai va. Žadėjau baigti laidą, bet dar trumpas gal paskutinę potėmę. Europos čempionatas ištraukti burtai buvo. Tai kaip vertintum vokiečių grupę, ką prognozuotum? Nenoriu nieko prognozuoti, aš bijau, kad ten bus blogai, 3 vieta ir gal praeis kitą etapą. O, gerai dabar, kai 3 vietos užtenka, ar ne? Šiaip tai aš irgi perspaudžiant taip grupiai rašiau, kad dabar neatsimenu, reikia pažiūrėti, bet ten nieko gero nežadėjau, berods, kad prieš vengrus pralaimės, prieš šveicarus pralaimės arba lygios, nu ir jau gal škotus pasiims, tai vat. Maždaug taip. Bet čia visas komandas, nu, tokias žiauru, nes jis visas gali įkasti, visas gali ten nuskriausti. Tarsi, jeigu ten salčminat, ten viskės, ten japonai, ten, na gerai, japonai tai daug ką čia skriaugia dabar paskui metu, bet trenerius, kaip praėjo kaip giltinė čia visus, Vokietijos atleido, Turkijos, Kanados prieš tai atleido, nespėjo nubaust. Bet jo, nu, aš su Bayernu tikrai daug drąsiau jaučiuosi negu su Vokietijos rinktinė ir atrodo, nu, pakeitė trenerių, atrodo, Nagelsmanas norėjo gerai, bet tiesiog, ar žaidėjų trūkumas, ar kas, čia neįsivaizduoju, čia, aš nemanau, kad spės pakeis, Nagelsmanas per tokį. Prie Violerio buvo geriausiai, ką? Kas? Prie Rudžio Violerio geriausiai buvo. Prie Rudį Violerio, nu taip, Mülleris, ten iš viso, Mülleris startė, viskas. Ne, bet aš taip pažiūrėjau visas tas grupės, tai Vokietijos atrodo tokia pakankamai sudėtinga, kur tu sakai gali kasti. Čia visa laimė, kad dar 3 komandos gali išeiti gerai susiklošius, nes kitaip tai vienas pralaimėjimas ir tau jau ten gali degti viskas. Nu visada Europos čempionatai tokie buvo, bet ir kitos grupės, nu ar tai būtų Ispanija, Kroatija, Italija, Albanija, nu tai okei, čia Albanija vienintelė tokia silpnesnė, bet kitos 3 komandos, tai čia būtų rimtos bėdos. Na čia kaip praeitais metais buvo, praeitam turnyre buvo, kur ten Prancūzija, Portugalija, Vokietija, nu tai toks ir Vengrija dar. Vengrija, taip, kuri visai gerai sužaidė, davė visiems kaulus dar. Jo, arba Slovenija, Danija, Serbija, Anglija, nu išimk, okei, anglus palik, bet išimk kitą ir įdėk Vokietiją, tai irgi nežinosi. Tai jos, vokiečių fanai su nerimu turėtų laukti to čempionatą, aišku, namų sienos, tai galim sakyti, gal kažkiek padėtų, bet iš kitos pusės spaudimas, o ar Vokietijos žaidėjai psichologiškai yra stiprus, nepanašu, kai žaidžia. Nu, aš jau nežinau, aš jau 3 turnyrą ateinu su beveik jokiais expectationais, kur mano maždaug tikimybė yra top 18, top 16. Praeitė atkrindamas, ten kažką, ir viskas, maždaug čia, kiek aš tikiuosi iš rinktinės, nes trūksta, lyginant su kitais, tikrai jau labai atsilieka. Gal treneriai dabar gerą parinkom, bet vis tiek, žaidėjai, yra gerų, tikrai. Gal skaičiu netgi su tais žaidėjais, kuriais turi truputį žaidžia prašiau negu turėtų, tikrai.
Nu, bet tikrai yra daug trūkumų. Nu, ypač gynyba ta visa. Nu, va, gerai, Jonathanas tą dabar visai atsigavęs, ten Rudigeris gal pažaidžia, bet Hummelsas vėl bus rinktinė starte. Tokiais tempais. Nu, bet vat, ateina treneris vienas išima, ateina kitas įdeda, vat, Hummelsas visus, nėra stabilumo. Ką norėjau sakyti, tai vat Kataras buvo vieninteliai, kur atidarimo rungtynės pasaulio čempionate pralaimėjo, man atrodo. Tai Europos turbūt irgi ten tas santykis, jeigu žiūrėsi, turbūt žymiai geresnį šeimininkam atidarimo rungtynėse, tai vat bent jau tas pirmas kažkaip laimėt vokiečiam ir jau tada gal pavyks. Gerai, tai ačiū, kad klausėt. Tikiuosi, jog peržiūrų skaičius bus neprastesnis nei anksčiau, o gal ir pakelsit kažkiek. Ir įprasim vėl jum daryti šias laidas. Nežinau, dabar nieko nepažadėsim, kada sekanti, bet mes asmeniškai su Justu susitarsim ir padarysim. Gal ir kitą savaitgalį, kas čia žino. Bus gerų rungtynių, tai norėsis gal ir aptarti. Tai va, ačiū jums, ačiū tau Justai ir iki kitų kartų. Dėkui tau, iki kito.